Karaliauki viešpatie.
Jos atleidęs jis užkopė į kalną melstis. Kai sutemo, valtis buvo ežero viduryje, o Jėzus pats vienas ant kranto. Matydamas, kad mokiniai vargsta besirdami, nes vėjas buvo jiems priešingas, apie 4 nakties artybą jis ateina pas juos žengdamas ežero paviršiumi ir buvo bepraeinęs pro šalį. Šie pamatė įeinant ežero paviršiumi, pamanė, jog tai šmėkla ir ėmė šaukti. Mat visi jį regėjo ir įsileido. Bet jis tuojau juos pakalbino: drąsos, aš esu, nebijokite. Tada jis įlipo pas juos į valtį ir vėjas nurimo. Mokiniai dar labiau stebėjosi, nes visiškai nebuvo supratę duonos stebuklų ir jų širdis nebebuvo užkietėjusi. Ta jūra pas žydus visada buvo vieta, kur gyvena Levitanas. Levitanas tai yra pabaisa, šėtonas, blogis. Ta naktis tai parodo mokinių širdis. Taip, kad buvo ta naktis. Daug klausimų, kažkokių baimių. Ir ta valtis, kuris simbolizuoja bažnyčią, mūsų gyvenimą, mūsų kasdienybę. Ir ta Evangelija irgi, aišku, kad apie mūsų. Mes irgi dažnai sėdim toj valtyje ir tose tamsybėse nežinom, kur plaukti, ir tau tratas, vėjas, mes išsigandę, ryškiai nematom. Gal matom Dievą, jaučiam, kad jis, bet galbūt galvojam, kad čia kažkokia pabaisa, čia netikrų, čia veidenis mūsų. Ir baimė, ateina baimė. Bet turbūt vienas iš didžiausių mūsų priešų, gyvenimo priešų, tai baimė. Bijau savęs, savo praeities, bijau savo kasdienybės, bijau vyro, bijau vaikų, bijau žmonos, bijau ateities. Bijau karų, bijau lygos, bijau senatvės. Bijau prarasti kažkokią savo poziciją pasaulyje arba šeimoje. Ir todėl turiu bartis, todėl turiu kovoti, todėl turiu kažkaip apie save tai galvoti. Baimė. Ir tai, kas ištarė Jėzus, tai nebijokite. Jis pastoviai sako: nebijokite, nebijokite. Ir mes norime irgi pamažu šiandien, nors trupučiuką išsivaduoti iš tos baimės, įtikėti, kad jis šalia, kad jis nepabaisa, kad jis nevaiduoklis, kad mums nesivaidina, bet jis iš tikrųjų yra mūsų gyvenime. Taigi kviečiu šią maldą ne tik pažiūrėti, kaip nežinau, kaip ne koncertas, muzikos paklausyti, čia ne, todėl ateinam. Bet to įstatysim Jėzų Kristų švenčiausiam sakramente. Ir tiesiog pabūkite su juo. Norite giedoti, giedokite. Nenorite, ne. Norite užmerkti akis, norite tiesiog tyloti, tai apie nieką negalvoti. Bet tegu jūsų žvilgsnis bus
pasimelsk, paprašyk šventosios dvasios. Jeigu turi kažkokią intenciją savo, ne už kažkokį kitą, nežinau, už vaikus, ne, už save. Nežinau, susiparoji su kažkokiu sunkumu, su kažkokia baime. Jeigu nori, gali pasakyti. Pasimelsk, broliai, sesės, už tą intenciją. O jeigu ne, tiesiog pasakyk, pasimelsk už mane. Tu prieisi, jie tiesiog tavęs maldoja. Užmerk akis arba stovėk, jeigu tai nereikia daryti. Čia nėra kažkokia, žinokit, abrakadabra. Ne, bet tiesiog bažnyčia užtaria, kaip broliai kartu su Kristumi užtaria už tave. Prašo to šventosios dvasios dovanų. Ir jie savo maldoj prašys pačios didžiausios dovanos, tai yra šventosios dvasios, kad jis nuramintų, kad jūs pagydytų. Ir kai jūs ateina melstis arba prašyti kažko, tai žinokite vieną, kad Dievas veikia. Tikrai veikia. Galbūt ne taip, kaip jūs norite, ne taip, kaip mes įsivaizduojame, bet jis veikia iš tikrųjų 100%. Tai jeigu norite tiesiog maldos metu taip prieiti, ten kur žvakutis prie klausyklos bus pora mažų parapiečių, jeigu per fakultą kažkas buvo, prieiti. Jie tiesiog padės kažkas tam ant tavo peties. Jeigu nenori, kad prie tavęs vysto, tai pasakyk ne. Ačiū. Taip, bet ta ranka, jeigu nori, ir tiesiog pasijus, kad bažnyčia meldžiasi, kad tu nesi vienas, kad mes esame broliai sesės ir mums rūpi tavo gyvenimas. Tu mums rūpi. Tu mums esi svarbus. Ir todėl irgi norime apkabinti tave, padėti tau mūsų maldomis. Tie žmonės, jie ne savo galia meldžiasi, bet galia Jėzaus Kristaus galia. Tai jis veikia. Tai, kas drąsiai veikite, jeigu norite padešinti prie klausyklų, ten kur tu žvakutės. Tas žmonės ten kažkur bus, stovės, jeigu niekas nepareis, tai melsis už mūsų visus. O dabar pasitikime Jėzų Kristų, kuris yra tikras šeimininkas ir tas, kuris keičia mūsų širdis. Priimkime švenčiausiam sakramente. Galėsime atsiklaupti, pačiu galbūt jau visi.
įsakyk Viešpačiui dabar. Tavo sunkumus, tavo baimės. Su kuo kovoji. Pakvieskite audrą, pakvieskite naktį. Tai, kas yra žemė ir danguje. Nebijok, sunkumai, baimės. Jie neviešpatauja, jie tik gąsdina. Aš esu karalius visos žemės ir dangaus. Meilės, drąsos, gyvenimo, prisikėlimo karalius. Tai man pavaldus.
Sakau jums ne, jūs mane neleisit mano gyvenime, jūs ne mano viešpats. Nors jūs kartais atrodo, kad jau mane veda, baimė veda mane. Pavydas, sunkumai, lygos ir jos užima pirmą vietą. Ne, jis yra mano karalius ir aš noriu išrinkti kaip mano vienintelį viešpatį. Viešpatį prisijunkime prie tos giesmės, kad būna malda, kur mes atsisakom visą tai, kas yra bloga manyje, liūdnų minčių, nesėkmių. Norime atsisakyti, nes jis mūsų viešpats. Mano Dievas yra karalių karalius. Jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius. Jam priklauso visas dangus ir žemė. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekvienas šioj žemėje prieš tavąjį vardą nusileis ir tautos galybę tavo matys. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekvienas šioj žemėje prieš tavąjį vardą nusileis ir tautos galybę tavo matys. Aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų.
aš šlovinsiu tik tave, nes tavo malonė amžina ir tavo gerumui nėra ribų. Kiekvienas šioj žemėje prieš tavąjį vardą nusilems ir tautos galybę tavo matys. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Mano Dievas yra karalių karalius, jam priklauso visas dangus ir žemė. Tau Viešpatie dovanoju viską, ką turiu. Ir šiandien nebijau tą atiduoti ne tik tai, kas yra gera, bet tiesiog padovanoti tau tai, kas yra ir sunku mano gyvenime. Atiduoti. Žinant, kad tas sunkumas jisai neišnyks, bet tame sunkume būsi tu, kuris duodi man šviesą, kuris apšvieti tą sunkumą, tą tamsią naktį. Ir tada tie sunkumai, lygos, kovos netampa man paskutinį taškų mano gyvenime, bet tampa kaip trampolinas, užšokti kažkur dar geresnį gyvenimą. Tuose sunkumuose, kai tau aš juos atiduodu, tavo šviesa visa yra ir tada turi galią, turi jėgų nešti. Suprantat, kad tie sunkumai tave nenugalės, nes tu esi su manimi. Ir viskas eina į gerą tiems, kurie tave ieško. Tu tai pasakai šventame rašte. Dovanoju tau visą, ką turiu. Irgi su ta giesme atiduokime Viešpačiui. Tiesiog savo mintyse Viešpatie duodu tau savo sunkumus. Žinau, kad aš juose nesu vienas. Ir tu neduodi sunkumus, tu neduodi ligų. Nenoriu taip galvoti, netikėti, atsižadu tokių minčių. Tu nieko neduodi, kas yra bloga, bet tu ateini ten, kur yra bloga ir duodi šviesos ir duodi jėgų ir prasmės. Viską, ką aš turiu, klaupiuosi malda, išlaisvink mane. Viesk artin, alsuosiu kasdien tavim, visus troškimus, svajonių kelių.
iš vienos pusės tu mums saudai kelią, bet mes patys nenorime išeiti iš tos audros. Nes galvojame, kad jau mes neverti, mums nepavyks, neturėsim kažko geresnio, nes toks jau gyvenimas, nes tokia šeima, tokie santykiai, bet nieko čia nepasikeis ir aš nepasikeisiu. Dėl to norim dabar tave šlovinti ir dėkoti. Kas dėkoja ir šlovina, nori pamatyti gėrį, kuris yra, nepaisant tų visų sunkumų. Nori apkabinti tą gėrį, laikytis to gėrio ir matyti tamsoje tą šviesą, kuria yra. Į kurią mes kartais jau nebežiūrime, nes kai pažiūrime, tai ir skauda mums širdis, nes nesam pripratę prie jos. 10 000 priežasčių viešpatie yra, kad tave šlovinti, milijonas priežasčių. Už kiekvieną šypseną, už vaiko apkabinimą, už kito žmogaus, artimo žmogaus kažkokį gerą žodį, už žvilgsnį, už tą gerą kažkokią nuojautą, už gerą mintį mano širdį, kurie ateina. Verta tave šlovinti ir dėkoti. Norime išeiti iš tų mūsų liūdesio, atsikratyti jo. Nors šiuo metu, šiuo maldos laiku, tiesiog išmokti išeiti iš tamsybių ir pažiūrėti į šviesą, kurią tu esi. Norim dabar visi šlovinti, dėkoti. Kiekvienas tavo iš mūsų savo širdį padėkoja viešpačiui. Galbūt per daug skundų yra tavo vyrui, tavo žmonai, mamai, tėčiui, mokyklai, pasauliui, darbui. Tai dėl to, kad skųstis dabar pažiūrėk kažką gerą, nes turi. Ir tas piktas žmogus, kuris kartais tau trukdo gyventi, irgi turi kažką gerą, nes niekas nėra blogas. Laiminam tave viešpatie ir dėkojam tau. Šlovink viešpatį, o mano siela, garbinki vardą jo, kaip niekada praeity. Visą sielą aš šlovinsiu vardą jo. Šlovink viešpatį, o mano siela, garbinki vardą jo, kaip niekada praeity. Visą sielą aš šlovinsiu vardą jo. Jis pilnas laimės ir lėtas pykti, jo vardas didis, širdis tyra, gailestingumo jo aš nesiliausiu šlovinti. Kam 10 000 vienų yra, šlovink viešpatį, o mano siela, garbinki vardą jo, kaip niekada
10 000 ir amžinai. Šlovink Viešpatį, o mano siela, garbinki vardą Jo, kaip niekada praeity. Visa siela šlovinsiu vardą Jo. Šlovink Viešpatį, o mano siela, garbinki vardą Jo, kaip niekada praeity. Visa siela šlovinsiu vardą Jo. Šlovink Viešpatį, o mano siela, garbinki vardą Jo, kaip niekada praeity. Visa siela šlovinsiu vardą Jo. Šlovinsiu vardą Jo. Šlovinsiu vardą Jo. Ženk vandeniu mane šaukytų ir nežinia, kur klupt galiu. Bet čia randu tave slėpingo, vandens gelmėj tavim tikiu. Tamsioj gelmėj malonė tavo apgaubs mane ir bus vedliu. Kai kojos klumpa baimė kausto, žinau tavim pasitikėt galiu. Šauksiuos tavo vardo aš ir kelsiu žvilgsnį virš bangų. Kai audros kils, ilsėsis siela tavyje, nes tavo aš, o mano tu. Kur pats niekad neišdrįsčiau, eiti vandeniu padėk man, visur, kur tik pašauksi. Vesk toliau nei mano kojos, kad nuklystų ir tikėjimą sustiprink.
akivaizdoje Kristaus. Dvasia veski, kur pats niekad neišdrįsčiau, eiti vandeniu padėk man, kur tik pašauksi. Vesk toliau nei mano kojos, kad nuklystų, ir tikėjimą sustiprink akivaizdoje Kristaus. Dvasia veski, kur pats niekad neišdrįsčiau, eiti vandeniu padėk man, visur, kur tik pašauksi. Vesk toliau nei mano kojos, kad nuklystų, ir tikėjimą sustiprink akivaizdoje Kristaus. Šauksiuos tavo vardo aš ir kelsiu žvilgsnį virš bangų, kai audros kils, ilsėsi siela tavyje, nes matavo aš, o mano tu. Šauksiuos tavo vardo aš ir kelsiu žvilgsnį virš bangų, kai audros kils, ilsėsi siela tavyje, nes tavo aš, o mano tu.
pasiųsti lygiai gražių sapnų, neprisivalgyti nakčiai, nes pagundos buvo bus. Ir ačiū visiems. Ačiū, ačiū. O kviečiu dar užtarėjus irgi ateikite į zakristiją.